11 uždavinys. Dabar jau prasideda tie uždavinukai, kur reikės pačiam ir įsivertinti. Pirmiausiai mums reikia apskaičiuoti funkcijos reikšmę taške -1. Tai mes tiesiog vietoj x-iuko įsirašome -1. Bus 2 laipsnėje -1 ir -4. Tai yra 2 -5 arba 1/32. Atsakymas yra 1/32 ir gauname pirmą savo taškiuką už teisingą atsakymą. Antrasis uždavinukas. Reikia įspręsti lygtį f nuo x lygu f nuo -1. Tai f nuo x mano yra reiškinys 2 laipsnėje rodiklyje x -4 lygu, o f nuo -1 mes jau apskaičiavome 1/32 arba aš galiu parašyti 2 -5. Tai bus truputėlį greičiau įspręsti. Dabar mūsų pagrindai vienodi, taigi aš galiu sulyginti laipsnių rodiklius. X -4 lygu -5 arba x lygu 4 keliu į kitą pusę -4 bus -5 + 4 -1. Štai už teisingą atsakymą aš gaunu dar vieną tašką. Dabar reikia rasti nelygybės didžiausią sveikąjį sprendinį. Taigi susidarau nelygybę 2 laipsnėje x -4 mažiau už 1/32. Aš jau žinau, kad 1/32 tai yra 2 -5. Dabar pagrindai didesni už 1 galiu tiesiog sulyginti laipsnių rodiklius. X -4 mažiau už -5 arba x mažiau už -1. Taigi mano nelygybės sprendiniai bus visi skaičiai nuo minus begalybės iki -1. Na, bet mums reikia pačio didžiausio sveikojo sprendinio. -1 nėra šios nelygybės sprendinys, nes nelygybė va čia yra griežta. Taigi, didžiausias sveikas sprendinys bus -2. Atsakymas -2. Už šią dalį gauname 2 taškiukus. Vienas už teisingai įspręstą nelygybę, o dar vienas už teisingai surastą didžiausią sveikąjį sprendinį. Viso už uždavinį 4 taškai.